Sveiki visi, aš Gytis iš bonsaimedeliai.lt ir šiandien sugalvojau, kad reikia padaryti video apie bonsai medelių priežiūrą, apie pačius pagrindus. Tie, kas perka medelius iš bonsaimedeliai.lt, visą tai yra girdėję arba girdės, tačiau labai daug žmonių medelius gauna tiesiog dovanai arba perka kažkur prekybos centre ir šios visos informacijos negauna. Ir paprastai tai baigėsi bonsai medelių mirtimu. Tai va, pats pirmas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti ir pats svarbiausias dalykas yra bonsai medelių laistymas. Žinau, kad daug žmonių daro klaidą tiesiog purkšdami ir papurškę galvoja, kad medelis yra palaistytas. Tai yra labai didelė klaida, nes papurškus ant medelio sušlampa tiesiog jo lapai ir sušlampa grunto viršus, kuriame jis įsodintas. Ir šaknys, kurios yra apačioje vazono, kurios yra giliau, jos lieka sausos ir jos pradeda džiūti, o jeigu pradeda džiūti šaknys, pradeda džiūti šakos ir medelis tiesiog miršta. Tai kaip reikėtų tą medelį laistyti? Aš visada sakau, kad reikia laistyti labai gausiai. Kaip tas atrodo gausiai? Jeigu pažiūrėtumėt, bonsai medelio vazonas, visų medelių vazonai, turėtų turėti drenažo skyles. Ir jeigu laistysite per daug, viskas per tas skyles išbėgs. Tai reikėtų laistyti tol, kol pro jas pradeda bėgti vanduo ir dar šiek tiek daugiau. Kas gyvenate bute, name ir laikote medelį viduje, ne lauke kažkur tai, labai patogu yra tiesiog medelį nunešti į dušą, į vonią ir nulieti kambario temperatūros vandenį. Taip nusiplaus lapai, taip puikiai tikrai pasilaistys visas gruntas ir gaus medis pakankamai viso to vandens. Dar žmonės manęs labai dažnai klausia, kaip dažnai reikėtų tą medelį laistyti. Tiksliai pasakyti negaliu, kad kas 2, kas 3, kas 5 ar kas 7 dienas. Tai labai priklauso nuo oro temperatūros, oro drėgmės, medelio rūšies, grunto, kuriame vazonas auga. Ne vazonas, medelis auga. Ir šiaip reikėtų paimti, kasdien prieiti prie medelio, tiesiog pirštu galima priliesti tą gruntą ir jaučiasi, kada jisai yra sausas ir kada jisai yra šlapias. Tai, kai jau gruntas yra sausas arba lengvai drėgnas, tada jau reikėtų medelį palaistyti. Antras dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, yra bonsai medelių laikymo vieta. Kai kurie žmonės įsigyja medelį, laiko jį kažkur ant stalo, ar kažkur ant spintos, ar dar kažkur, kuriems atrodo gražu. Tačiau ten paprastai yra gana tamsu. Bonsai medeliams, kaip ir visiems augalams, reikia kuo daugiau šviesos. Taigi šviesiausia vieta namuose, manau, yra palangė. Ir tikriausiai palangė yra pati tinkamiausia vieta. Šiaip galite pasibandyti, tiesiog pasižiūrėti, pasidėti medelį ir pažiūrėti, kaip jisai reaguoja. Bet paprastai tai nėra geri bandymai, bet reikėtų rasti vietą, kur yra šviesu. Ir dar vienas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra bonsai medelių tręšimas. Labai dažnai žmonės, ypač pradedantis augintojai, tai kažkaip pamiršta. Nors daugam atrodo, kad medis, kuris auga atvirame grunte, ta prasme lauke atvirame grunte, jo nieks netręšia. Tai ir šio medžio nereikia tręšti. Skirtumas tarp jų yra tas, kad atviram grunte augantis medis, jisai savo šaknis gali leisti ten visur į gilį, į šonus ir pasiimti maistinių medžiagų. O bonsai medelis auga tokiam mažam vazone
ir jis negali savo šaknies ten kažkur išleisti, pavalgyti ir pasiimti visas tas medžiagas reikalingas. Taigi, bonsai medelius maitinti reikėtų reguliariai. Ir tai nėra taip baisu, kaip skamba tas dalykas tręšimas, nes daugam tas tręšimas asocijuojasi su blogu kvapu, su kažkuo tai nemalonaus, nepatogaus. Aš rekomenduočiau tiesiog naudoti šias trąšas, jas pardavinėja Bonsai Medeliai LT. Ir tas visas tręšimas yra gana paprastas, nes tiesiog reikia šių trąšų kamštelį, įpilti kamštelį šių trąšų, sumaišyti su litru vandens ir tom trąšom tiesiog medelį palaistyti, kas 2 savaitės maždaug. Ir medelis bus pakankamai patręštas, jisai turės visų medžiagų, jisai daug geriau augs ir viskas bus puiku. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra bonsai medelių persodinimas. Šiam video labai apie tai nesiplėsiu. Planuoju dar padaryti vieną atskirą video apie tai, kadangi tai gana plati tema ir taip reikėtų gal kažką parodyti. Tačiau šiek tiek noriu pakalbėti, kad persodinti reikėtų, bent jau dažniausiai medeliai yra persodinti pavasarį, maždaug kovo mėnesį, prieš atšylant orams ir prasidedant tokiam greitesniam augimui. Taip jie daug greičiau atsigauna po viso persodinimo, taip greičiau atsigauna šaknys. O tas persodinimas nėra toks labai sudėtingas, tiesiog reikėtų medelį ištraukti iš vazono, išpurtyti visas ten žemes, išplauti, išpurtyti, ten išvalyti, išpinti šaknis, nes paprastai ten visi zigzagais būna susipynusios. Ir per ilgą šaknis nukirpti ir įsodinti į naują gruntą. Ir galima naudoti tą patį vazoną, galima į naują vazoną dėti. Tačiau labai didinti vazoną nerekomenduoju, nes mažas medelis dideliam vazone atrodys nekaip. Tai tikriausiai čia ir viskas, apie ką norėjau šiandien pakalbėti. Ir norėčiau jūsų nuomonių, ar reikalingi tokį video, ką manot apie video ir ką norėtumėt išgirsti ateityje. Tai laukiu jūsų visų komentarų. Ir jeigu kažkam reikės mano kontaktų, jie bus YouTube apačioje, arba tiesiog galite viską rasti bonsaimedeliai.lt. Taigi, viso gero!